Sveiki, pristatau Jums vieną iš mūsų modulių, tai yra integracija su WooCommerce elektroninės prekybos platforma. Keliaujame į modulius per puzlės ikoną dešinėje arba navigacijos juostą kairėje pusėje. Susirandame WooCommerce modulį. Jį įdiegiame. Įdiegus jums atsiras galimybė susikurti API raktą. Sukuriame raktą ir paspaudžiame sukurti. Būsite nukreipti į API modulį, todėl reikėtų grįžti į WooCommerce modulį, kad galėtumėt susijęti nustatymus. Šioje vietoje ties mūsų susikurto API raktu reikia pasirinkti visas reikšmes, kurios yra reikalingos, kad būtų sėkmingai kuriamos sąskaitos. Tai kokia serija turėtų būti taikoma, koks mato vienetas, koks bankas atvaizduojamas, jeigu tai individuali veikla, kokia turėtų būti priskirta apmokėjimo iki data, ar rodyti ar nerodyti, sąskaitos kūrimas pagal įvykdymo ar užsakymo datą, bei pasirinkimas, ar generuoti ar ne nulio vertės sąskaitas. Taip pat yra galimybė pasirinkti, ar klientams turėtų būti siunčiamos sąskaitos automatiškai iš mūsų sistemos arba ne. Pasirinkus šabloną, taip pat galėsite pasirinkti, ar sąskaita turėtų būti siunčiama fiziniam asmeniui ar ne. Atūnam nustatymus ir belieka tada šitą raktą su visais API raktą įklijuoti WooCommerce pusėje. Ypatingai PVM mokėtojams akcentuoju, kad reikalinga susitvarkyti ir PVM tipus, kad abiejose pusėse tie tipai sutaptų ir būtų susėti WooCommerce nustatymuose. Tai kilus klausimą, kreipkitės, gero naudojimo.